vakarą liudyti jį jums. Bet be jo, kaip Jėzus sako, aš be tėvo nieko negaliu, taip ir tuo labiau aš, be tėvo, be Jėzus, be šventosios dvasios nieko negaliu ir mano žodžiai būtų bergždi. Todėl prašau visų melsti šį vakarą, kad tuos žodžius, kuriuos ištarsiu, kad jie būtų iš šventosios dvasios, kad šventoji dvasia kalbėtų mano lūpomis, kalbėtų jūsų širdyse, gaivintų jas ir žadintų jas amžinajam gyvenimui. Mes Viešpatie šiandien galim žvelgti brolis brolį, šypsotis, paduoti jam ranką, atleisti. Dėl tavo kainos Viešpatie sumokėto šiandien mes esam tauta, mes esam tavo vaikai, mes galim Viešpatie mylėti. Kad mes suprastume save ir tai, kas mums atsitiko per krikštą ir kad mes tą malonę, kurią gavome per krikštą būdami vaikais, suaugę iš naujo už Kristų apsisprendę, galėtume atsinaujinti toje atgimimo iš dvasios dovanoje, malonėje, toje naujoje gyvybėje, nes per atgimimą iš dvasios mes turim gyvybę iš dvasios. Gyvenam jau nebe savo jėga, bet Dievo jėga. Šventąja dvasia, ji yra mūsų gyvybė, Dievo gyvybė yra mūsų gyvybė nauja, Dievo prigimtis mums duota irgi kaip Dievo vaikams, jis pasidalino savo prigimtimi, kad šventosios dvasios veikiami, vedami, mokomi, mes persikeistume ir pasidarytume panašus į Jėzų, kad Dievo žodis mumise taptų kūnu, kad mes taptume gyvojų Dievo žodžiu, tai dvasiai veikiant mumise. Taigi šventoji dvasia yra mums duota ne šiaip savo blizgutis koks papuošalas pasipuikavimui, bet rimtam iš tikrųjų bendradarbiavimui. Jie ateina kaip globėjas, jie ateina daryti darbo, jie ateina su misija į mūsų gyvenimą. Ar mes ją priimam, ar mes ją leidžiam veikti, ar mes leidžiam jai atlikti tą misiją, kam ji yra tėvo siųsta per Jėzų. Jėzaus kraujas nuvalo mane, Jėzaus kraujas gyvenimą teikia, tu išlaisvinai mane. Teik meilę, stiprybę, pasilik su Viešpatie Jėzau, mes dėkojame Tau už Tavo meilę, už Tavo ištikimąją meilę mums. Dėkojame Tau, kad atėjai pas mus į mūsų būtį, į mūsų gyvenimą, į žemę, pas mus, į mūsų netikėjimo krūmus, į mūsų gėdą, į mūsų kaltę. Ir pasiėmė ant savęs mūsų kaltes, mūsų gėdas. Tu iškentėjai su mumis mūsų egzistencijos skausmą, mūsų žaizdas, mūsų vienišumą, mūsų pragarą. Tu kentėjai ant kryžiaus visišką tėvo apleidimą, šaukdamas Tėve, kodėl mane apleidai. Tai buvo skaudžiausias Tavo šauksmas. Jėzau, te perveria mūsų širdis šį vakarą Tavo šauksmas.